Tai sveiki visi prisijungę, labai džiugu Jūs matyti, tai į šitą su diskusijų klubą užsiregistravo 270 klinikų vadovų ir savininkų. Tai labai džiugu, mes labai panašų konceptą su Šarūnu darėm prieš gerų 1,5 metų, taip pat buvo labai nusisekęs, gavom gerų komentarų ir feedbackų, tai vat nusprendėm su nauja šviesa pasižiūrėti odontologijos rinką, su naujom idėjom, mintim ir atnaujinti šitą konceptą. Tai prieš pradedant, aš trumpai pristatysiu irgi Šarūną, tikriausiai nėra žmogaus, kuris nepažįsta jo, bet gali būti. Tai aš esu Igorius Vaičinica, marketingo agentūros Reline Global vadovas. Reline Global yra specializuota odontologijos marketingo agentūra, dirbanti tokio visiškai naujų mokėk už rezultatą principų, kur mūsų klientai moka už atvestą rezultatą, tai yra reklaminis skambutį ar formą, o ne pažadus ar rezultatus. Ir džiugu, kad per praeitus metus, dabar skaičiavausi, per 4 šalis, kuriuose darbuojamės, sugeneravome 15 900 reklaminių užklausų. Tai irgi pasidalinsiu statistiką, kokią informaciją iš ten. Ir šiandien aš bendrausiu su Šarūnu Perminu. Tai Šarūnas yra, juokavom, odontologijos specialistas, bet ne odontologas. Tai Šarūnas yra Štrauma Liufeinė direktorius, Ordoline valdybos narys, Dantų technikų laboratorijos QualiLab savininkas ir Rygos klinikos Adenta bendras savininkas. Tai kas nežinot, Adenta yra viena didžiausia, o jei ir ne didžiausia odontologijos klinika Rygoje, labai aukšto kalibro, iš tikrųjų, manau, ir Lietuvoje daugam reiktų pasižiūrėti, kaip Adenta dirba ir pasimokyti. Tai Šarūnai, labas, kaip tu šiandien jauties, kaip nuotaikos? Labas vakaras visiems, ačiū Igoriui, kad pakvietėjai, nuotaikos puikios. Rygoje, kaip tik kalbėjau su Latvijais, pas juos stipriai lyja, pas mus saulutė šviečia, taip kad tikrai reikia džiaugtis gyvenimu. Gerai. Tai šiandien mūsų iš tikrųjų paskaita tokio labai atviro koncepto. Tai aš turiu pasiruošęs kelis klausimus, kuriuos visada gaunu per pastaruosius metus iš klinikų vadovų, su kuriais bendrauju. Ir mes su Šarūnu apie šitas temas pakalbėsim. Ir aš labai skatinu jūs palikti jūsų klausimus, kad mes būtent juos atsakytumėm. Tai juos galite palikti arba Q&A langelėje pačioje paspaudę, arba chat, ir mes visus tos klausimus atsakysime. Tai bus gyvas pokalbis, jokių kažkokių tai paruoštų dalykų, galbūt porą skaičių parodysime eigoje, jeigu matysim, kad verta, bet realiai tiesiog atvirai pasikalbėti, kas vyksta ir ką daryti. Tai griebėm iš karto jauti už žogų, Šarūnai, ir pradedam. Prieš 1,5 metų mes kalbėjomės ir manau praeiti metai 24 daug tokių naujų pokyčių į odontologijos rinką atnešė, galbūt tu matysi kitaip. Tai vat, kaip tu matai pasikeitė per pastaruosius metus odontologijos rinką, ypač kalbant apie praeitus metus, kokius didžiausius pokyčius matai, kurie daro įtaką tiek klinikos valdymui, tiek ir pelningumui? Aš nesakyčiau, kad įvyko kažkas revoliucinio 24-ais. Man atrodo, tai yra tokių organinių pokyčių, kurie vyksta paskutinis 5 metus seka. Ir mes čia pradėjom apie gyvenimą, apie ligas, ko laukiam visų auditorijos. Tai kaip kalbėjom, kad tos lygos rimtos, tokios kaip vėžys, jos pasirodo ten pačiam gale, bet jos kaupiasi ten dešimtmečiais. Tai tu tiesiog pamatai vieną dieną ir ką mes matom dabar, mes girdim iš klientų, jeigu kalbam kaip Straumann atstovas, kad daug klientų skundžiasi, kad sumažėjo implantų, sumažėjo pacientų, kurie nori užsakyti brangias procedūras, kad labai išbrango reklama, kad labai sunku jas prisikviesti. Bet tai nėra tas procesas, kad kažkas paspaudė kažkokį mygtuką ir praeitais metais tas įvyko staiga lūžis. Tas procesas tęsiasi, jisai tęsiasi vis sunkiau ir sunkiau ir sunkiau. Ir aš prisimenu prieš 10 metų Google puslapis apie implantus. Tam buvo labai daug klinikų, kurios tiesiog organiškai būdavo viršuje ir būdavo kelios reklaminės pozicijos ir kurios visi taip, ne, tai reklaminių pozicijų čia neverta, čia nieks nežiūri. Šiuo metu nėra nereklaminės pozicijos, yra vien tik reklaminės pozicijos. Kada mes pradėjom ir su pačiu tavim, dar man atrodo 5 metį atgal, turbūt kaina per kliką buvo kokius 4 kartus mažesnė ir biudžetai, kad būti viršuje, buvo kartais mažesni ir jie dabar irgi labai stipriai išsipūtė. Bet tas nebuvo, kad praeitais metais kažkoks įvyko šuolis. Tai aš sakyčiau, tai yra tiesiog tendencija, kur yra pasaulinė, ne tik Lietuvoje, kad ta koncentracija ir konkurencija yra labai sudėtinga. Kalbėjau kažkada su Amerikos klinikos savininku, bijau sumeluoti, bet ten vieno to vadinamo kontakto, lyco atvedimas ar $200, ar kiek tai kainuoja, reiškia, vieno potencialaus paciento atvedimo. Reiškia, savo reklamuotis gali leisti tik labai turtingos klinikos.
Ir man atrodo, mes sėkmingai judam į tą pusę. Kas praeitais metais tęsiasi, tai brangimas arba savikainos didėjimas. Ir tą pradėjo jausti visi. Jeigu aš vedžiau seminarą, man atrodo, 23 metų gale ar 4 pradžioj, apie tai, kad tas didžiulis infliacinis šuolis, kuris buvo ten Lietuvoje oficialus 23%, jisai labai stipriai palėtė odontologus. Tai čia ne praeitų metų, čia gal už praeitų metų problema, didžiulė infliacija, bet visi tą pajuto praeitais metais. Jeigu tu žiūri savo galutinę eilutę, su daug savininkų kalbėjau, kad visi sako, sunku uždirbti, arba neįmanoma uždirbti, arba pradėjo trūkti pinigų. Tai va ta tendencija, sakyčiau, kad pirmas labai didelė savikaina paslaugos, brangios medžiagos, brangu labai išlaikyti kliniką, labai brangus asistentai, dideli procentai mokami atlyginimu. Kaina pasiekė odontologinės, ta turbūt jau lubas, tokias vietinės, kur jau pacientai irgi pradeda nebegalėti pirkti jų. Ir iš kitos pusės didžiulė konkurencija, kur irgi ne per vieną dieną. Vis augo, reklamos kaštai vis daugiau braunasi. Ir atsiranda taip, kad jau kažkas sako, aš nebegaliu nuliausti nusipirkti reklamos, bet tuo pat metu pas mane sumažėjo pacientų ir ką man daryti. Tai vat mes turim turbūt nelūžį 24 metais, bet tokį, gal sakyčiau, ryškesnę tą problematiką išreikštą, kur pajuto žymiai daugiau rinkos dalyvių, negu jų anksčiau. Mes daug metų Lietuvoje buvome įpratę, kad mes neturime tinklų. Buvo gal tinklas, mes vadinom 2 klinikos, 3 klinikos per šalį, bet buvo daug mažų klinikų. Ir tada per pastarosius metus, Klinik DPC gal buvo pirmieji prieš daug metų, kurie pradėjo, bet per pastarosius metus mes iš tikrųjų turime nemažai jau tų tikrųjų tinklų, kur galim būtų ir iš užsienio perspektyvos pamatyti. Ne? Klinik DPC, Šypsnių akademija, Denticija, Neodenta, toj plėsis pritraukė nemažą finansavimą. Galbūt dar kažką praleidau. Inmedica, teisingai, ir su Suomijos atėjimu. Tikrai, man atrodo, dar pokyčiai didesni. Tai ar jau galime sakyti, kad Lietuva artėja prie to tinklinės odontologijos, kuri irgi atneša labai daug pokyčių, ar mes dar esam tokio transformacijų ir dar gal čia viskas ir apsikeis? Mes artėjame, nežinau, kaip toli nueisime. Jeigu mes kalbam, reiškia, Suomiai Mehilainen, kurie nupirko Inmedica, tai yra milijardinė kompanija. Jų apyvarta, man atrodo, Suomijai buvo 1,6 milijardo. Ir jie dabar reiškia, įėjo į Lietuvą, nusipirko Inmedicos tinklą, nusipirko Rumunijoje tinklą medicinos ir man atrodo, Lenkijoje. Ir jie dabar šiuo metu kaip grupė turi milijardą eurų įsigijimam. Milijardą eurų. Šiandien aš šnekėjau beje su generaliniu direktoriumi, pietavom. Ir jie toliau planuoja pirkti klinikas. Tai vienareikšmiškai mes judam tenai. Kaip toli mes nueisime, Suomijoje tinklų apyvarta, jeigu visą odontologiją įmi tinklų apyvartą, sudaro apie 65-70% visos odontologijos apyvartos. Ispanijoje taip pat. Ar mes greit atsidursim tenai, kad tinklai bus 70% pasims pacientų pinigų? Nežinau. Man atrodo, ne taip greitai Lietuvoje tas įvyks, dėl to, kad lietuviai linkia dirbti savo ir nebus lengva. Bet spaudimas privačių klinikų savininkam bus didelis dėl konkurencijos sudėtingos. Ir va tas iš vienos pusės lietuvio kodas, nori dirbti savo, nori turėti savo, nori būti nepriklausomas, bus kaip ir laikys tą kliniką, bet kitas, kad sunku uždirbti, galai nebesueina, pavargau ir stums parduoti. Per praeitus metus turbūt nebuvo ketvirčio, kad aš nesulaukčiau paskutinius 2 metus, gal kokios klinikos savininko sako, žiūrėk, aš turiu 3 kėdžių kliniką, ką man daryti, aš pavargau, aš noriu parduoti. Tai aš tokių skambučių nesulaukdavau prieš 4 metus, bet paskutinius 2 metus aš tikrai sulaukiu kartą į ketvirtį. Ką man daryti, noriu parduoti. Ir ta tendencija tikrai yra. Tai mes judam link tenai ir man labai džiugu, kad, pavyzdžiui, Mehilainen ir Inmedica, jie neina kainų karų. Jeigu būtų 2 žaidėjai, kurie labai agresyviai kovoja su kaina, tai tikrai būtų labai riesta visiems rinkoje. Kol kas vienas žaidėjas agresyviai kovoja su kaina, Inmedicas bando biškį kitą pusę, bet aš nežinau, kiek ilgai laikys nervai ir jeigu tau bus sunku prisitraukti pacientų, galbūt tu tiesiog būsi neišvengiamai, reiškia, mesintų brangesnių procedūrų kainą. Tai mes judam link tenai. Ar greitai nueisim, negaliu pasakyti, bet tikrai manau, kad toliau konsolidacija vyks. Tai pasižiūrėkim dabar, jeigu imti standartinį lietuvio genotipą, kad turėtų savo kliniką, 3-4 kėdės, galbūt daugiau. Ir suntiklinį mes turim profesionali vadyba, didmeninė kaina arba labai gera kaina. Turim gydytojus, kurie
labiau dirba pagal tai, ką vadyba pasako, ne taip, kaip jie nori. Tai ką dabar reikėtų daryti nedideliai klinikai? Paimkim gal du variantus, nes labai skiriasi jauna klinika ar ta, kur jau 15-20 metų dirba, kad iš tikrųjų ir toliau sėkmingai gyvuotų, o ne tiesiog vegetuotų ir vos išgyventų. Vat ką, kokie pagrindiniai dalykai, ką tu sakytum, fokusuotumės? Odontologijos verslas tuo pat metu labai paprastas ir labai sudėtingas. Tu negali prigalvoti paslaugų, kurių nėra ten. Visi bandymai ten susidengti kabutėse ten su kokiam grožio paslaugom iš esmės nepavyko arba pavyko labai mažai kam. Dėl to, kad grožio industrija lygiai taip pat didžiulė konkurencija sudarė krūvą grožio klinikų, nes visiems atrodė labai šaunu. Ir labai įdomu, pažiūrėjau, Latvijoje prieš 4 metus, prieš 3 metus buvo tuščia rinka. Estetika, lietuvė atėjo, čia lyderiauja, aš pridygo kaip grybai po lietaus. Konkurencija didžiulė, kainos nukrito, sunku prisitraukti pacientus. Tai bet koks bandymas kažkokią naują procedūrą įdėti, aš sakyčiau, jis yra nepavykęs. Bandymas prisitraukti pacientų iš užsienio, nežinau, ne vienos klinikos, kuriem pavyko, nors, pavyzdžiui, turkai tenai susiurbė, moldavai susiurbė, rumūnai turi užsienio turistų, lietuvaičiam nepavyko, gal mūsų kainos netokios žemos. Tai belieka vėl kliautis tada vidinių pacientų. Reiškia, aš turiu kliautis to pačių pacientų. Tai jeigu konkurencija didėja, kuom skiriasi maža klinika nuo tinklo? Mažos klinikos biudžetas reklamos yra ribotas. Jeigu tu negali skirti reklamos biudžetą, mes kažkada bandėm paskaičiuoti, atspėti Šypsenos akademijos biudžetą reklamos, ten kai tu žiūri, kiek gausi apie 35 000 eurų per mėnesį. Tai maža klinika, tai yra metinis pelnas gali būti toksai 35 000 eurų, ne per mėnesį tu reklamai niekaip negali išleisti. Tai skirtumas atsiranda, kad kuo daugiau yra tinklinių didelių žaidėjų, iš tavęs atima galimybę nebrangiai reklamuotis, tavo labai yra apribotos galimybės. Reiškia, tu tada kliaujasi tuo senuoju gerų būdų patikrintų iš lūpų į lūpas. Bet tada tavo servisas turi būti superinis. Superinis servisas. Ir jeigu taip trumpai, tai fokusas į servisą visada turėjo būti. Bet visi sako, tai mes gydom, tai mes kaip galim. Aš manau, kad to nebeužtenka, kaip mes gydom, kaip galim. Ir tu realiai yra Lietuvoje darytas tyrimas 2007 metais, ką vertina pacientai, su kokiom medžiagom dirba, kokias technologijas naudoja. Gerai, mes turim skenerių, bet tikrai dar daug klinikų skenerių neturi. Tai aš eičiau per procesus, kurie gali būti padaryti wow efektą. Pradėčiau nuo registratūros, nuo parkavimo, nuo to, kaip bendrauja administratorės, tada koks pirmas pasitikimas, koks ištyrimas paciento, mes jį ten fotografuojam, skanuojam, apšokinėjam, ištiriam, pasiūlom, ar jam reikia kažkur ten siuntinėjam ir jis viską gauna vienoj klinikoje, vienoj vietoj, ar jam pasiūloma ten ortodontija, implantai, estetinis protezavimas, plombavimas ir taip toliau. Esu diskutavęs irgi ne vieną kartą higieną ir perio, tarkim, arba karieso kameros. Kam čia reikia, tai čia nereikia 100 metų. Ir aš buvau Ukrainoje dar prieš karą, viena klinika, sako, mes visada naudojame, mes paimam papildomai 10 eurų ir mes sakom, kad tai nėra tik tai higiena, tai yra dar ir ištyrimas, ir jisai ne tik ten žmogaus akis, ten skubančio higienisto, bet yra ir kamera, naujausia ten Kavo, man atrodo, buvo karieso skanavimo kamera. Ir man atrodo, reikės tokių dalykų, kad būtų wow efektas. Atėjo pacientas, ir nesvarbu ta kaina, nebesvarbu ten jis bombinamas reklama konkurentų, tinklų, jisai nori likti čia, nes jisai čia jaučiasi tikrai išskirtinai. Tai fokusas yra tenai. Į išskirtinį servisą ir reikia galvoti viską, kas tas išskirtinis servisas padarys. Tai čia pirmas dalykas. Ir antras dalykas, kadangi vis tiek iš tų pigių procedūrų uždirbti yra labai sunku pinigus, aš tau rodžiau porą skaidrių, kol mes čia laukiame, tai gausis, kad tu vis tiek turi tada fokusuotis biškį į implantus, protezavimą ir turbūt kapas, tie dantų tiesinimo, kad tu galėtum gauti tų pajamų didesnių, kad padengti tą, kad tu nepasidengi tada iš higienos ir terapijos. Tai dvi kryptis, brangesnės procedūros ir ekskliuzyvinis servisas. Ir reikalavimai, kartelė, aš manau, kils. Aš papildysiu, aš pilnai sutinku su servisu. Mes kai nagrinėjom reklaminių užklausų pasisekimą, tą vadinamą success rate, tai kiekgi iš skambinusių realiai užsiregistruoja, ateina į kėdę, visas toks piltuvėlis. Ir labai būna įdomus skaičiai ir turiu vieną gerą pavyzdį, yra 2 klinikos, labai panašios savo struktūrą ir auditorija, kuri ateina ir nagrinėjom, vienoj matom, kad tas sėkmės rodiklis yra 70%, kitoj 30%. Tai vienai atrodo skambina vien blogi pacientai, kitai vien geri.
bet kaip analizuojam, pagrindinis skirtumas buvo, kaip yra atsiliepta į skambutį ir kaip kalbama su pacientu. Ir va toj klinikui, kur 70% atėję yra jauna karta, kuri turi didelį ambiciją, nori pritraukti pacientus, patys būna paima tą ragelį, atsakinėja, entuziazmų pilna. Kitoj pusėj, dirba, kad tik dirbtų. Tai vat, jeigu mes kalbam ir vis tiek prieisim prie tos temos rinkodaros, pacientų dabar galima sakyti pritraukti yra keli būdai. Iš lūpų į lūpas, bet tu to nekontroliuoji, darai gerą servisą ir tikiesi, kad apie tave kalbės, tai tikrai visada veikia ir ypač gydymo įstaigose. Be abejo, dabar tai jau mažėja, nes karta pasikeitė, o rekomendacijos mažesnė turi įtaką negu anksčiau. Na ir turime tą pacientą iš gatvės, kur visada visi labai norėjo, bet nebėra tiek daug tų pacientų iš gatvės, nes visi realiai mes kažkur tai vaikštom. Tai jeigu mes sumokam už reklamą, už kitus būdus, kad žmogus realiai paskambintų ir atsimuša į sieną, tai yra išmetami pinigai veltui. Tai aš visada irgi mūsų klientams sakau, pasižiūrėkime, kas vyksta būtent su administracija. Ir kai mes darom slaptus klientų skambučius, labai daug dalykų pamatom, kurie turėtų būti tvarkomi. Ir tokių yra kuriozinių situacijų. Turim specialius, implantacijos pasiūlymus, paskambinę administratorė sako, pas mus nieko nėra. Jokių pasiūlymų pas mus nėra. Paskambinė. Aš turiu pavyzdį gyvą, Eimantas suderino su klinikos savininku, kad aktyviai reklamuos kapas, alainerius, reiškės. Ir galvoju, paskambins registratūrą, kaip šneka. Paskambins, ne, pas mus nėra alainerių, sako, mes neturim. Tai savininkas nupirko reklamą, sudėliojo viską, čia mokymui padaryti ir taip, tarp kitko, netyčia paskambins registratūra, sako, ne. Tai aš manau, kad čia ne anekdotiniai atvejai, čia yra labai realūs atvejai, kur reikia dirbti. Ir nėra paprasta dirbti, jeigu savininkas, pas odontologas, 4 dienas kėdėjai, pacientas vienas po kito, penktadienį klausimai atviri, kažkas tai nėra kada laiko, ten irgi tos procesus labai tvarkyti, kas vėlgi tas mažai klinikai yra iššūkis, kaip suvaldyta tokį versliuką, negali sau leisti pasamdyti žmonių, nes nėra pelno, bet iš kitos pusės konkurencija spaudžia super aukštam servisui, kontroliai visų procesų, registratūros, kada tam laiko atras, tai va toks iššūkis yra. Mano keli visada patarimai būna: pirma, paprašykite draugų ar partnerių, su kuriais dirbat, kad paskambintų į kliniką kaip fiktyvus pacientas ir kad pasižiūrėtų, kas vyksta, bet nestovėkite tuo metu prie administratorės, nes ką jūs girdite, kai jūs stovite, yra visiškai kitas dalykas. O antra, tikrai, manau, ir dauguma klinikų turi ir telekomunikacinės sistemas, kur netgi įrašo pokalbius, kad jūs paklausytumėt realiai, kas vyksta ir tada sėdėti ir nagrinėti. Nes, kitu atveju iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Yra prašymo, kaip apmokyti administratorės. Nėra, sakyčiau, dar susiformavusi tokia odontologijos ir medicinos apmokymų rinka. Čia gal praeitą savaitę pirmas buvo toks, manau, dedikuotas renginukas Kaune, man atrodo, būtent administratoriams. Labai gera iniciatyva, tikiuosi ir įtęsis, bet tikrai, sakyčiau, vadovas turi suprasti, kaip veikia. Nes jeigu jis nesupranta, tada bus ir sunku taisyti. Ir antras dalykas, gal ką norėjau pasakyti apie mažesnės klinikas, tai iš tikrųjų su biudžetais, kaip tu minėjai, nepakovosi. Mano patirtis realiai odontologija yra viena sunkiausių komunikacinių industrijų lyginant su bet kuo kitu, ypač šiuo metu Lietuvoje, tai wow. Ir ką reikia daryti, reikia būti tiesiog protingiams, nes pinigais neapžaisi, garsu irgi neapžaisi, reikia galvoti, kur investuoji ir kaip tai darai. Ir manau, čia prasideda tas jau efektyvus, kaip išleisti tos pinigus, kaip investuoti, nes marketingo pinigus ir pats gerai žinai, išleisti labai paprasta. Įdedi kokį postą į Facebooką, dar padarai video 10 apie implantą, nors niekam neįdomu ir pinigai išgaruoja. Bet tada, jeigu jau dirbama su partneriu, realiai apsiskaičiuoti, kiek kainuoja ta viena užklausa, kas vėliau iš jos, ar mes turim atsiperkamumą ar ne. Tai aš labai rekomenduoju geriau pasižiūrėti į tas reklamos išlaidas ir kas iš jo ateina. Ne tik, kad gražus įrašas ar gražus video. Vienareikšmiškai, aš manau, tie laikai baigėsi, kada tu ten darau reklamą, metu pinigus, tu turi skaičiuoti, kiek tu atėjo realių pacientų. Ir galbūt vieną kitą nutraukti kanalą, nes, pavyzdžiui, jisai neneša daug pacientų, reikia per brangus ir tada ieškoti kito būdo. 100%. Duosiu, pavyzdį, ir mes turėjom tą patirtį, kai tu minėjai brangias procedūras ir atrodytų paprasčiausias būdas, tai būkime Google paieškoje su reklama, kai žmogus ieško implantacijos. Ir mes turėjom keletą atvejų prieš gerus metus,
kur siekis buvo paimti visą rinką, visų paieškų implantacijos, na ir tada jau pasižiūrėti. Ir buvo klinika, neturėjo jokių kažkokių spec pasiūlymų, kainos šiek tiek aukščiau vidurkio, rezultatas šnipštas. Išleista apie 3-4 tūkstančius vienai paieškas implantacijos protezavimo, rezultatų beveik jokio, nes pasikeitė žmonių logika, nebeužtenka tau ten būti su to raktažodžiu, tai žmonės labiau, kurie ieško informacijos arba eina pasišopina, pasižiūri, tai vėl nebedaryti tai, kas buvo daroma anksčiau, šiek tiek pagalvoti ir va čia atsiranda svarba, sakyčiau, kokybiškų partnerių arba vidinių marketingo žmonių, jeigu jau yra ta galimybė ir poreikis. Žinai, bet čia tu palieti gerą temą, priminėjai, žinai, Vicas iki pardavimo medikai dirbo su tavim, po to mediką perėmė vidinis marketingo skyrius, rezultatas ir išvada buvo ta pati. Jeigu mes kažkada kalbėjom prieš 10 metų, iš esmės tau buvo užteko turėti gražų puslapį, įmesti pinigų į Google ir pacientai ateidavo pas tave, tai dabar tau nebeužtenka. Tu turi turėti labai gražų puslapį, tu turi mesti daug pinigų, bet jeigu jie ateis pas tavį puslapį, tu turi turėti labai gerą pasiūlymą, jie tau tiesiog neskambins, tu turi turėti perbrauktą kainą, turi turėti ją labai patrauklę, jis dar nueis, grįš atgal, pasižiūrės, ką siūlo konkurentai ir dabar jau ir to nebeužtenka, nes dar reikia turėti ir nemokamą konsultaciją, pasirodo ant viršaus. Ir tas žiauriai erzina ir to anksčiau tikrai nereikėdavo, nei tokios kainos, nei dar nemokamos konsultacijos. Bet dabar tai yra realybė, aš bijau, kad tu kitaip net neprisitrauksi, nekonvertuosi to, reiškia, tu turėsi didžiulį srautą ir mes su tai esam kalbėję, kad tai labai daug ateina pacientų, 2000 į puslapį per mėnesį ir nieks neskambina, nes nebėra spec pasiūlymo. Ir mes Rygoje, mes dirbam su Igoriu Latvijoje ir irgi ginčai vidiniai, o tai kodėl aš turiu daryti nuolaidą, tai aš gydytojas, tai kodėl čia iš kiekvieno kišenės dabar turėtų būti ta nuolaida, kam čia man reikia tą daryti, o kitaip tu nekonvertuoji, nors Latvijoje konkurencija yra, nežinau, 5 kartus mažesnė negu čia. Ir tai pacientas nebesikonvertuoja, tiesiog atėjęs į puslapį, pamatęs gražią kliniką ir tai, kad čia kažkas daro olonforą ar tiesina dantis. Nebeužtenka to. Tai va, tai tas pasikeitimas yra didelis. Tai ar matytum variantą, kadangi palėtėm tos spec pasiūlymus, prieš 2 metus ten vos viena kita klinika su tuo eidavo, dabar atrodo visur yra. Tai ar brangiom procedūrom, kalbame, implantacija, kapos, tas pats protezavimas, dabar ir balinimų yra, ar tu matai iš viso, kad įmanoma prisitraukti naujų pacientų, kurie nebuvo tavo klinikoje, be kažkokios tai nuolaidos spec pasiūlymo vienaip ar kitaip įvinioto? Žinai, tu turėtum pasakyti, ar galima, aš galiu pasakyti savo subjektyvę nuomonę, žinai. Mes matome, kad tas pritraukimas nedekvačiai brangus. Iš Vico, nes praeitį metai buvo paskutiniai metai, kada dar valdymas, mes buvom įtraukti, buvo savininkai į valdymą ir mes daug bendravom ir mes matėm, kad tu meti nedekvačiai didelius pinigus į reklamą ir tu ten gauni 4 pacientus. Ar tai užtenkamai, ar to pakanka, ar tai adekvatu, kai tu tada, vis tiek, tu turi didelį įdirbį 20 metų ir tada tu vis tiek dirbi labiau ant tos srauto pacientų, kuris yra. Ir man atrodo, aš sakyčiau, yra 2 keliai. Senai veikiančiai klinikai, 10, 15, 20 metų, mano galva reikėtų fokusuotis į vadinamą tą anglišką upsellingą, nežinau, čia lietuviškai papildomą pardavimo paslaugos, kada pacientas ateina pas higienistą, bet jam labai subtiliai, gražiai pasiūloma galbūt estetinis protezavimas, dantų tiesinimas ar tas pats implantas iš esamo srauto, iš higienos, iš terapijos, iš viso ko. Jeigu man sako, kad jo pas mus siūlo, tai yra mitas. Aš tikrai netikiu, kol nebus duomenų, lygiai taip pat kaip darau reklamą, atvedam daug žmonių į puslapį, gerai, tai parodykit, kiek jūs skambino. Tai lygiai taip pat, jeigu yra kas siūlo higienistas ar terapeutas vidinius pacientus siunčia, tai tada turi būti skaičius, jie turi būti fiksuoti ir tada aš patikėsiu. Tai mano galva senai veikiančiai klinikai, dėl tos konkurencinės aplinkos, ką mes tik apšnekėjom, kelias turbūt sveikesnis yra koncentruotis labiau į tai, kad tu turi dirbti ant esamų pacientų ir siūlyti jiem papildomas paslaugas. Naujai atsidariusiai klinikai, turbūt tas kelias neveikia, ar tu turėsi reklamuotis, ar tu turėsi reklamuotis nori, nenori. Ir va ten jau, jeigu tu klausi, ar reikalinga perbraukta kaina, aš manau, kad žaidimo taisyklės suformuotos. Jeigu 3 pagrindiniai reklamuotojai perbraukia kainą, tai tu nepritrauksi. Dėl to, kad tas pacientas be kainos nieko nemato. Visi puslapiai gražus, visi lyderiai, visi senai dirba, visi nuostabus. Tai jeigu 3 perbraukia kainą pas vieną ne, tai tada jis nedalyvauja žaidime.
Tai aš manau, kad tas taisyklės jau suformuotas. Aš pasidalinsiu statistiką, ką mes matom. Tai jeigu tai yra, pradėsim gal nuo paprasto atveju, nauja klinika ir vis dar yra odontologų, kurie šiuo metu atsidaro naujos odontologijos klinikas. Ir jeigu Apie taip pažiūrėsim, 40 per metus. Apie 40 per metus. tai Vilniui tai yra beprotiškai sudėtinga, nelinkėčiau to daryti, Kaunas, Klaipėda šiek tiek kitaip, bet potencialas regionuose yra. Bet jeigu mes kalbame apie naują kliniką, na, tikrai neprisitrauksim, jau galima taip sakyti, kad nuolaida tapo pagal nutilėjimą, tai turi būti. Ir tada papildomi dalykai. Anksčiau tai buvo gražus papildomas dalykas, dabar jis būtina, jeigu mes norim kalbėti apie tą naują pacientą, kuris eis žiūrėti. Bet jeigu mes turime, kaip tu minėjai, kliniką 15-20 metų, turi srautą savo pacientų, užimtumas gana neblogas, bet mato, kad po truputį gal pacientų mažėja arba vidinis jausmas, mes kažkaip čia dingstam iš tos visos masės, ką daryti. Tai jeigu klinika nusprendė, mes nenorime daryti nuolaidų ir tai yra normalus sprendimas, mes nenorime parodyti, kad pas mus yra mažesnės kainos, nes aukšta kokybė, yra tvarkoj, tai yra prekinio ženklo įjimas. Bet tada labiau pritariu, vienas dalykas dirbti su esamais pacientais, o su komunikacija dirbti su įvaizdžiu. Tai pagrindė sakyti, tai kodėlgi eiti pas jūs kaina bus didesnė, bet tai kokios tos papildomos naudos. Ir tai ištranslliuoti yra sudėtinga, nes kaip tu sakei, visi yra lyderiai, visi dirba daug metų ir visi yra atlikę daug atvejų ir gražus prieš ir po. Tai va tada jau tas darbas atrasti tą tikrąjį priežastį, aš vadinu arkliuką, kodėl pas jūs eiti, yra sudėtinga. Bet daugiausia klinikos viena ar kita tikrai turi, tik reikia labai giliai pakasti. Tai visada būna rekomendacija, eikime būtent tuo keliu su sena klinika. Bet jeigu noras yra, neskaičiau nenoras, bet priimame, kad galime duoti tą pasiūlymą, bet vis tiek užsidirbame, tada tai reikia daryti protingai. Tikrai nežaisti, kuo mažesnę kainą duoti, nes kuo geresnis pasiūlymas, kuo mažesnė kaina, tuo sudėtingesni pacientai. Visose industrijose taip yra, pigių prekių pirkėjai yra labai sudėtingi, reikia savo atsakyti klausimą, ar mes su to norime dirbti. Na ir tada papildoma, ir tikrai reikia daryti tą nemokamą konsultaciją, kas tada iš jos būna, kai ateina žmonės ar neateina, gal reikia duoti kažkokią kainą ir kaip kitaip galbūt apžaisti. Ir manau, mes turime rinkoje žaidėjų, kurie, sąžiningais, nesąžiningais būdais formuoja tam tikras taisyklės ir procesus. Tai aš sakau, arba galima pykt, arba mokytis ir tada pritaikyti prie savęs. Bet taip trumpai atsakant, prisitrauk dabar naują pacientą be nuolaidos, nesvarbu kokio didumo prestižo klinika, bus beprotiškai sudėtinga. Klausimas, ar įmanoma dabartinėje sferoje. Ir aš nematau, kad tai keistusi, nes tai tampa dar gilesnis dalykas. Tiesiog kaip įprasta, maksimai žmonės perka tik, kai yra nuolaida. Tai nenorime prilyginti, bet formuojamas įspūdis yra toks ir nuo to nepabėgs. Bet jeigu yra du srautai, žinai, yra naujų pacientų pritraukimo klausimas, kur tikrai iššūkis didžiulis, yra darbas su senais pacientais. Ir aš įsivaizduoju, kad jų klinika, kuri turi ten apkrovimą, nežinau, 90%, kaip sakai, jaučiasi gal biški nejaukiai, bet kol kas viskas yra ok, tai daryti nuolaidas, tai tu šauni savo į koją, ne? Nes labai sunku uždirbti pinigus ir tada tu šauni savo į koją. Ir tada, jeigu tu pradedi daryti nuolaidas tik naujiem, o tai ką seniem, tada, žinai, tu visiems turi daryti nuolaidas, tai nuo kurios procedūros tas nuolaidas. Tai čia yra, klausimas, žinai, jeigu tu investuoji į savo aptarnavimą išskirtinį ir man čia trūksta inovacijų, man čia trūksta, Štraumanas įsigijo SmileCloud, Cofaro produktą, tą dirbtinio intelekto padedamą modeliavimą, reiškia, šypsenos pacientui, kai iš 2D nuotraukos padaro super įtikinamą 3D. Aš pamačiau tą projektą ten prieš 1,5 metų, wow, sakau, super, labai greitai, 40 eurų per mėnesį abonementas, užkrauti nuotraukas pats bandžiau, realiai, užtrunka užkrauti į programą ir pasiūlyti pacientui, parodyti 7 minutės papildomai konsultacijos. Ir savo klinikoje Rygoj, protezuotojam, žinai, čia vis tiek, čia toks, čia darbas papildomas, aš nedarau visų burnų, pas mane tokių pacientų nėra. Tai jų dėl ko nėra? Dėl to, kad tu nesiūlai, jie turi patys ateiti pas tave. Ir tau instrumentas, kuris yra kas pavadė. Ne, žinai, tai man atrodo, kad ta konkurencija turėtų žadinti ir kelti motivaciją. Aš galiu suprasti, kad tikrai darbas sunkus, įtampa didžiulė, yra atidirbtas tam tikras algoritmas pirminių konsultacijų. Bet čia, man atrodo, reikia investuoti. Čia reikia atrasti
laiko ir viso ko. Nors, ne, o čia turi būti fokusas senom klinikom. Perėti per tos procesus tam, kad būtų wow, nes kalbam 80% pacientų su kreivais dantim. Taip, taip. Standartinis protezuotojas turi apie 20 naujų pacientų per mėnesį. Taip, taip. Iš tų 80% su kreivais dantim, 10% yra tragiškai kreivais, kuriuos reikia tiesinti. Taip, taip. Tai kiek čia turėtų būti pacientų per mėnesį? Nu, ir skaičiuojam, 20, ok, 8, 16 su kreivais dantim. Iš tų 16, nu, 2 pacientai su tragiškai kreivais. Reiškia, tu turėtum turėti 2 keisus dantų tiesinimo, nu, minimum, kiekvieną mėnesį. Kiek turi? 0, 0, 1, 0, 0, 1. Reiškia, tu nesiūlai, pas tave nėra algoritmo siūlymo. Tu nesiūlai tada. Tai va čia reikia pagalvoti labai gerai senom klinikom, senai veikiančiom. O naujom klinikom teks vargti ir, va, kaip tu sakai, jau čia modeliuoti kiekvienam mieste, kas geriau, ar geriau implantus reklamuoti, ar odontologijos paslaugas, kokio dydžio nuolaida tam mieste, ar rodysi implantą, implantas nuo 199 eurų ir mažom raidytėm rašysi be chirurginės dalies. Nors, nu, jau reikia su galva. Jeigu minėjai SmileCloud, tai jeigu pažiūrėsime į kapas, geriausiai veikiantis dalykas tiek iš rinkodaros, tiek paciento kėdėjai – planas. Kai žmogus pamato, kaip transformuojasi jo šypsena. Ir anksčiau, ir dabar tai yra wow efektas. Ta pat ir kalbėjo apie SmileCloud. Tai čia jau klausimas, ar gydytojas nori pritaikyti ir ant kiek yra nepatogu. Žinai, kol yra patogu, tol bus gerai. Mes anksčiau kalbėjome ir apie kapų rinką. Kodėl nepereina dar tiek daug ortodontų, kurie dirba į kapas. Daug yra priežasčių, galima kalbėti apie gydymo kokybę, apie sudėtingus atvejus, bet taip pat reikia nurašyti, kad yra patogu dirbti taip, kaip tu dirbai. Ir kol nebus sudėtinga. Nes visada tai buvo. Mano pusbrolis Airijoje gyvena, sako, aš paklausiu Airio, kodėl pas jūs taip nepatogiai tie 2 kranai, nu atskirai, reiškia, kartas šaltas, kaip čia taip. Tokia pauzė, sako, visada tai buvo. Ir po to tu atvažiuoji, žiūri, kad sujungia žarneliam viešbutį, vat gyvenau Anglijoje, kažkam žarneliam dirbtiniam, kad iš vieno bėgtų. Nu, visada tai buvo, daro 2 atskirus, nu, va taip. Tai va tas visada tai buvo, aš manau, jis turėtų keistis, nes nebėra taip aplinkoje, odontologijos aplinka pasikeitė, tu nebegali dirbti taip, kaip visada buvo, nežiūrint tai, kad tu gal turi 30 metų patirtį. Taip, kaip buvo, nebegali būti, tas pasikeitė. Ir gal kodėl tinklai vystosi agresyviai? Dėl to, kad jie negalvoja taip, kaip buvo, nes nebuvo taip, jie kūrė naują, ne? Jie samdo žmonės, jie meta pinigus, jie konsoliduoja rinką, jie pradeda diktuoti sąlygas tiekėjams, darbuotojams. Ir dažnai tas mitas toks, ne, tai tinklai, tai čia bus bloga kokybė. Yra labai daug tinklų, aš bendrauju ten su Štraumano specialus padalinys, kuris dirba tik su tinklais. Didžiulis fokusas protokolam, unifikuotai, kontroliuojam protokolus, kad tik tai būtų tokie protokolai, ne kitokie, viskas atrenkta, visi turi dirbti kaip štai, kaip taip. Tai tikrai ne visi tinklai teplep ir taip toliau, sakyčiau, atvirkščiai ten, turbūt, kiek aš žinau dabar, nemaža dalis nesuvaldo, nes labai sunku, bet yra labai daug kas bando daryti tą fokusą į kokybę. Taip kad tinklų buvimas nereiškia nekokybiškų paslaugų buvimų. Reiškia, tau privačiam odontologui, nei tu tada turi pinigų reklamai, nei tu tada gali išsiskirti protokolais, nes ten metami pinigai, ten kontroliuoja. Taip, bet paimkim šiek tiek giliau ir tu temą, ir tu pradėjai nuo savikainų, nuo procedūrų, pakalbėkime apie klinikos pelningumą. Ne, tai manau, labai smagu, kad su kiekvienais metais vis daugiau klinikų vadovų, ypač jeigu tai yra gydytojas, pradeda suprast, kad klinika galbūt nėra pelninga, galbūt aš ją išlaikau iš savo kišenės ir tas pelnas yra butaforinis. Man atrodo, tu daug prisidėjai su savo paskaitom. Tai jeigu tau šiandien, įsivaizduokim tokia atveju, reiktų nuo kažkokio dalyko pradėti žiūrėti klinikos pelningumus ir mėginti reguliuoti, kelt, kokie būtų keli pirminiai dalykai, nuo ko tu pats pradėtum ir ką rekomenduotum irgi pasižiūrėti, bet labai praktiškai paprastus dalykus. Žinai, aš galbūt, jeigu leisi, aš parodysiu porą slaidų į tą vieną, norėčiau uždaryti temą konkurencijos, kitą atidaryti savikainos. Aš kaip tik turiu gruodžio mėnesį skaičiau tą paskaitą, galvoju atsidarysiu tą, kadangi su taim žinau, kad vis tiek kalbėsim šitom temom, tai aš norėčiau parodyti porą skaidrių ir tada uždarysim konkurencijos temą ir biškai galėsim atidaryti savikainos tą temą arba biznio. Tai tai viena skaidrė, kurio mane pačiam tokį biškai sukėlė, sakyčiau, tokį lengvą sukrėtimą. Reiškia,
4300 odontologų, anot odontologų rūmų yra registruotos licenzijos. Ar jie visi aktyvus? Nu, klausimas. Ir 1859 klinikos, likti aktyvios licenzijos. Gal kai kurios jau užsidariusios. Bet jeigu tu išdalini tos odontologus iš klinikų, tu gauni, kad 2,3 odontologo klinikai ir tu dar turi ant viršaus 1746 higienistus, 0,93. Tai jeigu klinika didesnė negu 4 kėdės, tai tada jau turėtų būti įtampa klinikos savininkui, kad man trūksta specialistų. Ir tą mes labai dažnai girdim. Visiems trūksta gydytojų. Toks liktai keista, ne? Kad konkurencija didžiulė, čia kaip sunku ir gydytojų visiems trūksta. Jo, nes yra labai daug klinikų, gydytojų sąlyginai per mažai. Ir ypač jeigu tu regione, tai tau tada reikia kažkokio specifinio specialisto, tu jo nebegali prisitraukti. Jo, čia yra viena medalio pusė. Visiems trūksta specialistų. Tada tu imi kitą pusę, tu imi 2,8 milijono lietuvių, dalini iš 4300, dalini iš 10 mėnesių ir tu gauni, kad 62 pacientai mėnesį kiekvienam šitam odontologui, neskaičiuojant higienistų. 62 pacientai. Ir aš, kai rašiausi šitai paskaitai, galvoju, blema, 62 mėnesiui odontologas turi 130 darbo valandų. Ir čia mes ir kūdikėlius, ir 95 metų senolius laikom. Tai dabar gautųsi, kad kiekvienas lietuvis turi ateiti pas odontologą 2 kartus per metus. Kiekvienais metais. Ir aš galvoju apie save. Pas mane aš neinu 2 kartus. Einu pas higienistą, jo, einu, bet pas terapeutą aš einu, nežinau, kartą į 2, į 3 metus. Galvoju apie savo mamą. Atvaikščiojo dabar čia, susitvarkė dantis, ačiū. Žilvinas iš Šiaulių padėjo ten su komanda. Uošvienė tiksliau sutvarkė Žilvinas. Mama atvaikščiojo Vilniuje, Vice. Bet irgi atvaikščiojo ir po to pauzė. Tai aš negaliu pasakyti, kad čia jau gal visai kvailas skaičius, bet jeigu tu žiūri, jis toks rybinis, aš sakyčiau, rybinis skaičius, kur tiesiog tų pacientų gali pradėti, tikrai jaustis trūkumas, jų tiesiog nėra, mūsų mažai žmonių. Tai va čia mes turim tokį, iš vienos pusės trūksta specialistų, a iš kitos pusės pas mus yra ne tiek daug tų pacientų, kurios reikia dalintis. Tai va čia aš manau, ką mes dabar čia kalbėjome, mano galva čia vainikuoja matematika tokia, ne, šiek tiek, kodėl tas trūkumas, kodėl? Nes tiesiog maža šalis, daug specialistų, ir trūkumą jaučiam. Ir kitaip turbūt nebus. Nes universitetai išleidžia apie 130 naujų specialistų kiekvienais metais. Tikrai tiek neišeina žmonių į pensiją. Tikrai tiek neišeina. Reiškia, mes tik didėsim, dar tas skaičius dar augs. Ir tų pacientų mažės. Reiškia, konkurencija, spaudimas tiesiog dėl šitos pusės didės. O kitą skaidrę, kurią noriu irgi galiu pasidalinti, tai irgi ruošdamasis tai paskaitai, peržiūrėjau savikainas, pasiskaičiavau kaip savo paskaitose, galvoju, okei, imkim higieną. 90 eurų. Mano sūnus dabar pradėjo dirbti odontologijoje, sakau, už kiek higiena kainuoja, aš čia moku, kad reikia žinot kainas. 100 eurų. Sakau, 100 eurų nekainuoja. Tai čia Vice ten brangiai, o visur kitur 100 eurų. Gerai, sakau, pažiūrim su 90 eurų. Jeigu kainuoja 90 eurų, brangu, medžiagų 16 eurų. Garantuoju, plius minus skaičiau, kiek nori ten kapeikų lygmenį, mes nepataikytume. Klinikos išlaikymas 47 eurai. Skaičiavo mano paskaito, iš skirtingų miestų buvo 53, 48, 43, tarsi skaičius, kiekvieną kartą aš čia turiu, kadangi paskaitą dėlioju, tai šitas gausi 46,7, bet aš kiek dabar beskaičiuoju, gaunasi apie 50 eurų. Klinikos išlaikymas, kas tai yra? Nekilnojamas turtas, komunalinės, administratorės, buhalterės, reklama, viskas, kas nesusijęs su gydymu tiesiogiai. Čia nėra medžiagų, asistentų ir gydytojų. Tai va. Ir tada higienisto alga, jeigu 20% į rankas, nuo 90 eurų į rankas, plus mokesčiai visi, plus atostoginių rezervas, 303 eurai. Babam, minus 6,5 eurų. Reiškia, procedūra, kuri brangiai atrodo iš pirmo žvilgsnio pacientui, 90 eurų, jinai nedengia visų klinikos išlaikymo išlaidų. Jinai tiesiog nedengia. Čia tu nebankrutuosi, tu tiesiog nedengi visos klinikos išlaikymo išlaidų. Tada tu imi terapijos kainą. 130 terapija, tai kaina, brangu plomba, už valandą darbo. Bet tu skaičiuoji taip pat. Medžiagos 17 eurų, asistentas 12 eurų į rankas, čia Vilnius. Kart mokesčiai, plus papildomas laikas, visada ateina anksčiau, vėliau išeina, mokam už valandą, 26 eurai.
klinikos išlaikymas, tie patys bei 47, gydytojo alga didesnė, jau 25% rankas, šiandien 1 euras, minus 20 eurų. Prie 130 eurų plombos, minus 20 eurų. Tai dabar, kai tu žiūri šitas klausimą, nes tai kaip uždirbti pinigus? Tai uždirbti pinigus yra 2 būdai ir jie nesikeičia. Aš kiek kalbu čia jau 12 metų odontologijai. Tai yra stengtis nepradirbti nuo šitų procedūrų, kurias ką tik rodžiau, nuo higienos ir terapijos, kaip nepradirbti. Tai reiškia maksimaliai kelti kainą pacientų tiek, kad tau nenustotų jie eiti pas tave. Ir turbūt kiekvienam mieste, klinikoje bus šiek tiek skirtinga, bet tu turėjai maksimaliai didinti aukštyn. Tada medžiagų tu nesutaupysi, asistentą, jeigu sutaupysi, pas tave nebeliks. Gali bandyti taupyti klinikos išlaikymą. Nepirkti reklamos, vienas dalykas, bet jeigu rimtai, tai tu turi užpildyti kliniką specialistais. Nes kur yra problema? Kadangi norim dirbti savo, suveikia lietuvio kodas, mes atsidarom kliniką ir kaip mačiau prieš tai skaidriai, ten yra nepilni kabinetai gydytojais. Ir tada gaunasi, kad klinikos išlaikymas labai brangsta, nes tu neturi tiek darbo valandų, iš kur tu turi išdalinti visą kitą, ant ko tu dalini administratorius, reklamą, buhalterius, nekilnojamą turtą. Tu neturi tiek gydytojų. Ir reikėtų klinikas neplėsti į plotį, o į gylį, užpildyti visas valandas, nes tada klinikos išlaikymas sąlyginai galėtų pamažėti. Bet aš esu matęs 70 eurų. Atsidaro graži klinika ir dirba 3 kėdėse 1,5 specialisto. Ir neįstovi, tai tada 70 eurų valandą klinikos išlaikymas. Spaudimas gydytojo algai, jisai didėja. Ir Lietuvoje yra dideli procentai mokami. Ir vėlgi, aš nenoriu būti blogas pranašas, bet aš manau, kad kuo daugiau bus tinklų, tuo didesnis spaudimas bus ir galbūt ateis tas momentas, kada 25% terapeutų bus didelis procentas, bus mažesnis jisai mokamas. Nes tiesiog tu negali įsilaikyti. Tai ką gali padaryti odontologas? Didinti kainą higienos terapijos maksimum, kol nepraranda pacientų. Maksimum. Didinti klinikos apkrovimą, kad klinikos išlaikymo išlaidos 1 valandai mažėtų. Jis turi turėti specialistų, turi užpildyti kėdes. Ir labai 3 kartus skaičiuoti procentą, kuris jisai moka savo specialistams. 3 kartus skaičiuoti. Viena strategija. Ir kita strategija, tai yra didinti brangių procedūrų kiekį. Nes iš brangių procedūrų tu vis dar uždirbi. Tu uždirbi iš implantacijos, tu uždirbi iš tiesinimo kapų. Protezavimas toks Lietuvoje nėra paprasta uždirbti, bet bent jau nepradirbi stipriai. Tai tada kita strategija yra tenai didinti. Ir didinti paciento krepšelį, nes minėjom, kad sunku naują prisitraukti, reiškia, turi sukti su tais, kurie yra. Reiškia, tu turi savo kelti kaip savininkas tikslą, kiek pas mane lieka po pirminės konsultacijos. 50% ar 70%, ar 30%. Nes jeigu 30%, viskas blogai, tu neišlaikysi klinikos ilgą laiką. 50%, taip, sau. 70%, okei, tu gerai darai viską. Tada po tų 70% klausimas irgi neužtenka, kad lieka 7%. Ką jie lieka daro? Ar protezuotas prisėmęs pasiema tik tai savo ir jisai ten, užsirašo 2 vizitus. Ar jis užpildo visą kliniką, jis nusiunčia higienai pasidaryti, terapiją, ortodontiją padaro ir jis tik tada suprotezuoja. Ar jisai savo pasiema, uždeda ten karūnėlę ir viskas. Reiškia, 2 parametrus turi turėti. 70% pacientų lieka gydytis ir jie užrašyti minimum 2 specialistam. Minimum. O šiaip reiktų 3 kelt, nes dažniausiai reikia vis tiek 3. Tai turi atsirasti dar vienas mąstymo toks pokytis ir vadinamas tas KPI'sas, vertinimo kriterijus, kad tu dar bandai ir iš to išspausti. Tai kryptis, kaip didinti pelningumą yra, aš sakyčiau, tos 2, ne? Nepradirbti pinigų ir bandyti padidinti bendrą apyvartą pacientų krepšelį, bet tam tu turi fokusuotis labai stipriai, kas vyksta pirminiai konsultacijai. Aš dažnai, dabar sakau, kad rinkodaros vienas pagrindinių dabar tikslų atvest pacientą, kad jis būtų. Ir tada reiks su juo jau dirbti, o ne dar anksčiau. Dabar keičiasi požiūris, kad mes norim idealaus paciento. Žmogus, kuris apsisprendęs, kad nori implantų, kapo, žino, ką nori, žino, kiek nori mokėti, lengvas toks saldainis. Nėra tokių dalykų, tai tiesiog reikia gauti ir tada su juo dirbti. Šarūnai, noriu vieną tavo paminėtą dalyką šiek tiek pagilinti. Tai ir tu minėjai, jeigu mes kalbam tiek apie plombavimą, ypač higieną, vienas iš tikslų gali būti rastų papildomų, sakykime,
gydymo būdo, ne? Nueina pas higienistą, higienistas pamato 7 iš 10 jo pacientų su kreivais dantimis, kaip daro, kaip kalba, nukreipia kapom ar nenukreipia. Teoriškai kalbėti labai paprasta, kaip ir atrodo logiška, ne? Gydytojas turėtų pamatyti problemą, nusiųsti. Jeigu pacientas nueina pas klinikos savininką, taip ir būna, jis turi motivaciją, jis pilnai apžiūri. Bet ką girdžiu iš beveik visų savininkų, sako, aš tai pamatau, bet nueina pas mano kolego protezistą, jis suprotezuoja ir viskas. O tai kur kitos paslaugos, kur kitos priežiūros? Tai va, kaip praktiškai šitą dalyką galim būtų išspręsti, kad ne savininkas apie tai galvoja, bet ir kiti darbuotojai, nes didžioji dalis visgi pacientų nueis ir ten. Realybė tokia ir aš labai suprantu tos specialistus, o kodėl turėčiau? Ar aš čia, man už tai, kas man iš to, dėl to, kad aš turiu atsakingą darbą padaryti. Ar tai nesvarbu, tu higiena ar terapija, tai yra atsakingas, sudėtingas, rimtas darbas. Pacientai sveja vienas kitą ir man šnekėti, come on, kodėl? Reiškia, turi būti finansinė paskata ir aš kalbu apie tai, kad taip turi būti mokamas tas vadinamas bonusas už vidinį siuntimą, tu turi registruoti. Klinika turi sukurti sistemą, kad už vidinį siuntimą gydytojams būtų atlyginima, kad jisai peržengtų savo komforto zoną, o iš kitos pusės visai ne komforto zona, ta darbinė zona, kur yra nepatogi, įtempta ir tikrai įdėtų papildomą pastangą. Vienas dalykas, reiškia finansinė paskata. Antras dalykas, labai daug sutikau, 100 skirtingose šalyse, sako, aš blogai jaučiuosi, aš nežinau, kaip tą pasakyti, kuriuo momentu aš turėčiau tą pasakyti komerciškai, aš ne pardavėjas, aš gydytojas, aš neblogai jaučiuosi. Reiškia, tu turi mokymus daryti, workshopus vadinamus angliškai, kad tas gydytojas, ar terapeutas, ar higienistas, jisai rastų tą momentą, jis suartikuliuotų tos 2-3 sakinius, kuris komfortiškai pasijustų tam pacientui. Ir turbūt yra darant procedūrą paminėti, kada pacientas įsižiojęs, jis negali ten daug komunikuoti. Galbūt po to paklausti jo, tai beje kalbėjom, ar norėtumėm tada vidiniam klinikos siuntimui galbūt iš tikrųjų pasiūlyti nemokamą arba arti nulio konsultaciją, kad irgi toks nebūtų barjero, nes irgi mačiau ne vieną kartą, kad higienistas, terapeutas, jis nenori jaustis pardavėjas. Ir jeigu netgi tą siuntimą ir ten yra tam 500 eurų konsultacija, jau jam yra toks atstumimas. Jis ne tik turi parduoti brangų gydymą pacientui, kuris gal to nenori, bet dar ir konsultaciją turi parduoti, kuri brangi. Ir, pavyzdžiui, nemokama konsultacija nuima šitą barjerą. Vidiniam siuntimui yra nemokama konsultacija. Yra skirtas laikas. Ir trečias dalykas, yra pinigai, yra workshopai, aptariam, gaunasi, žinom, yra kontrolė. Dėl to, kad yra, daug tų pasakymų, kaip valia yra, ten jėga yra, o valios jėgos nėra. Viskas kaip ir sutarėm, bet po senoviai. Ir va čia atsiranda managemento poreikis, kad tu turi pradėti skaičiuoti, matuoti, kiek jų buvo. Tada vėl kalbėti, tai kodėl? Tai kodėl nebuvo? Tai kodėl nepasiūlė, kas atsitiko, kur užkliuvai, Tai va čia atsiranda trečias poreikis, kad pašnekėti gražiai neužtenka, bonusinę sistemą pristatyti neužtenka. Reikia dar realiai kontroliuoti ir reikalauti. Ir aš manau, kad čia tinklinės klinikos, jos čia turi galios, nes jos turi managemento, jos gali daugiau programos turėti, analitikos daugiau turėti, išsireikalauti daugiau, lengviau pasikeisti gydytoją, kuriam netinka toks darbas. Ir va čia atsiranda irgi pliusas, nes jie gali tą dalyką sukontroliuoti. Tai žiūrėk, bet imkim tai praktiškai 3 kėdžių kliniką. Gydytojas, 2 variantai yra gydytojas savininkas, arba A, visas pirmas konsultacijas ima jis, nesvarbu, kam ateina, bet visas pirmas konsultacijas, nes jis tikrai turi didelę vidinę motivaciją, kurios nesvarbu, kokiom priemonėm kiti gydytojai neturės. Čia taškas, ne? Tai arba variantas, kad ir jis tą pamatęs ir priima visas pirmas konsultacijas ir tada daro siuntimus, arba B variantas, kad jis to nedaro, eina pas savo specialistus, yra tos priemonės. Ir dar šiek tiek padetalizuosiu. Visi, ką aš matau dabar, gydytojų savininkai, 15-20 metų dirbę, nebenori tiek daug dirbti. Visi sako, noriu dirbti mažiau. Ir tas pirmas variantas sąlygoja, kad reiks dirbti daugiau, nes tu turi priimtas visas pirmas konsultacijas ir turiu nemažai atvejų, kurie pabandė nueiti B variantą kitiems duoti ir sudegė ir sako, ne, vėl reikia man daryti. Tai 3 kėdžių klinika, tai ar turi tada tas savininkas duoti kitiems konsultuoti, ar visgi supratę situaciją, pats ir užsiimti pagrindinę konsultaciją, o ne gydymą? Aš manau, kad neturi. Jeigu mano subjektyvių vertinimų neturi. Išimtis iš taisyklės visada bus, turiu jauną labai gabų, labai motyvuotą gydytoją, jisai puikiai konsultuoja,
aš beje garantuoju, kad suveiks lietuvio kodas ir tada jis atsidarys dar vieną kliniką, kur ir taip daug. O jeigu yra tas, kuris nenori, gal neturi tiek ambicijų, neturi tiek charizmos, nemėgsta labai daug komunikuoti, tada jam, nu, kaip ir netinka ta klinika, ne pačiam būti lyderystai, tai bet tada jis ir nesikonsultuos. Ir ne tik ne dėl to, kad, žinai, nenori, gal jis ir norėtų, bet jis neturi tos charizmos, jis neturi to įgūdžio, jis neturi, jam nepatinka tas dalykas, jis puikiai dirba rankom, bet jisai netaip puikiai dirba liežuviu. Ir aš manau, kad neišvengiamai apie tai, kad tu kalbi 3 kėdžių kliniką. Jeigu tu atsidarai 3 kėdžių kliniką, tu iš dalies mano galva esi įkalintas. Tinklam neįdomu, dažniausiai ten 3 tu neparduosi. Reiškia, tu gali parduoti tik kitam odontologui, bet tada tu iš esmės labiau atiduosi, perleisi, ne, tą kliniką. Ir tu tikrai nenusiplausi nuo managemento ir tu nenusiplausi nuo pirminių konsultacijų, nes, nu, ten nebus tos komandos, kurį perimti. Nes jeigu tokia bus, tai jinai gali tą dar biznį perimti labai greitai. Tai va, tai tu turėsi tą daryti. Bet jeigu ateitų momentas, ką aš lėšiu, to nebeužtenka. Tavo pirminių pacientų nebeužtenka. Reikia, kad vis dėlto ir higienistas dar prisijungtų, ir terapeutas, ne, kad tu mastai, jau čia be diskusijų tu turi tą srautą pildyti, ne? Nes tu priimsi naujus pacientus, kurie čia dar žiūri, dairosi ir tu turi duoti puikų servisą, reiškia, tu privalai tą skirti. Bet tau reikia iš esamo srauto dar pasipildyti. Ir va čia, ką mes kalbėjom prieš tai, atsiranda poreikis ir finansiniai paskatai, ir mokymams, ir kontrolė. Šarūnai, einant į pabaigą, tu matai tiek implantų rinką, tiek ir kapų, tokių vienų pelningiausių procedūrų ortodontė dar. Ar Lietuva vis dar auga šitom paslaugom? Nes jeigu žiūrėt implantų gylį, penetraciją, mūsų yra labai didelė lyginant su kitom šalim, netgi Baltijos šalim. Duosiu pavyzdį, dirbam su Airijos klinika 20 metų, klausiu, tai prieš pradedant darbuotis, tai kiek implantų per paskutinį pusmetį sudėjot? Sako, 1. Sako, čia per mėnesį, per savaitę, ne, per pusmetį. 1 per pusmetį, wow. O Lietuvoje, nu kiek mes, ten tu pasakysi, bet virš 100 000, ne? Tai vat kaip tu matai, ir implantų ir kapų rinka pas mus stovi, auga, krenta, kas vyksta čia? Aš ne tik pasakysiu, aš parodysiu. Kad tik skaičiavom neseniai implantus, kiek parsiduoda Lietuvoje per pacientą. Reiškia, va čia mes turim skaičių. 10 000 gyventojų, kiek yra susukama implantų skirtingose pasaulio šalyse. Mes skaičiuojam, kad Lietuvoje susukama apie 130 000 implantų. Visų, ne tik Straumann, visų implantų. 130 000. Tai išdalinant iš tų pačių 2,8 milijono gaunasi 450 implantų 10 000 pacientų. Kolegos iš Latvijos susuka tik 160. Estai, kurie parametrai šiek tiek biški netgi oficialiai geriau gyvena, tik 125. Tavo paminėtoje Airijoje ir UK yra 41. 41. Amerika, kur čia visi veržiasi gyventi, 150, ne? Lietuva yra pirmam 5-tuke su implantais vienam 10 000 gyventojų, 100 ir 10, nesvarbu. Tai yra viena iš labiausiai implantais pripildytų rinkų. Tai, kai tu klausi, ar jinai auga ta rinka, praeitais metais mūsų nuomonė rinka šiek tiek augo, bet klientai didžioji dalis turėjo mažiau implantų, nes atsidarė klinikų ir persiskirstė implantai. Tai bendras kiekis paaugo, Straumannas stipriai labai paaugo, 30% praeitais metais, ačiū klientams, bet bendrai klientai, bendroji sumoje, kiekvienas, absoliučiai didžioji dauguma pasakė, mes turėjom mažiau šiek tiek implantacijų negu prieš tai. Reiškia, jie persiskirstė. Ir kas mane gazdina, šveicarai man aiškina, kad sako, žiūrėk, Šveicarijos rinka buvo 80 000 implantų daug metų šilė. Bet galų gale suimplantavom ir jinai nukrito iki 50 000. Ir dabar jinai laikosi 500 000 daug metų. Reiškia, buvo daug pacientų pokario viso kito, suimplantavom ir tada jinai nukrito. Ir sako, tu negalvo, kad Lietuva gali tik tai augti arba laikytis. Jinai gali driokstelt žemyn. Ir va šito aš tikrai nuoširdžiai bijau ir nežinau, ar tai bus. Kapos, panašu, kad labai panašus variantas. Augo, viskas po 25% ir dabar sustojo augti. Stipriai neaugo. Geopolitinė situacija galbūt įtakoja, ne? Žmonės, nenori išleisti pinigų, įtakoja. Ekonomika praeitais metais buvo tikrai pradžioj sunku. Sutinku, ekonominė situacija, geopolitinė, sutinku. Bet ką irgi matau, kad vėlgi gydymas ortodontinis tikrai labai sudėtingas. Daug tų procedūrų, daug šito.
Ir irgi tie, kurie buvo tokie drąsesni, imlesni, jie metėsi, daro ten sukandę dantis, gaunasi, ten matematika gaunasi, nežiūrint tai, kad sunku. Bet daug kas sako, per sunku, ne. Ir tada dalis pamažėjo. Ir kiti, nedrįso žengti to žingsnio ir dėl to ir nebeaugo, nes mūsų projekcija buvo tokia, kad vis naujų bus žaidėjų, kurie čia bandys. Ne, nėra tiek daug. Tai vat neaugo turbūt dėl to, kad geopolitika tokia, neaugo turbūt dėl ekonomikos ir neaugo turbūt dėl to, kad pritrūko drąsos kai kam žengtą žingsnį. Nes gydymas tikrai sunkus ir ten tikrai nepaprasta. Taip. Šarūnai, mes nemažai kalbėjom apie rinkodarą, apie reklamos kainą, galima daug kalbėti, ar verta daryti ar ne, bet tikriausiai didžioji dalis neturi išeities, nori naujų pacientų, reikės investuoti į rinkodarą. Kai tu ir buvęs klinikų savininkas, kuriejas ir dabar su Odenta, kaip tu pats vertintum, ar investuojami pinigai atneša grąžą? Kaip įvertint, ar tai, kad dedi į reklamą, kaip tu žiūrėtum? Aš manau, tai yra strateginis sprendimas, pirma, reikia ar ne. Tiesiog, mes jau kalbėjome, kad galbūt tu jautiesi, kad tu gal biški nekomfortas ir gal reikėtų, tai nesu tikras, ar reikia investuoti tada, nes jeigu toks jausmas, tai turbūt ne. Ir tada būna labai aišku. Ne, mes Rygoje įsigijome kliniką, ką tik 3 kėdžių kliniką, bet tu ją ir aptarnauji. Ir ten aišku, 3 kėdės, 1 gydytojas, keli nauji, ją reikia užpildyti pacientais. Niekaip organiškai neužpildysim 2-3 metai. Ten nėra klausimų, ten reikia reklamos. Ten tiesiog reikia reklamos. Tai jeigu tu atsidarai ką tik, jeigu tu išsiplėtei ką tik, jeigu tu jauti, kad tavo kabinetai pustušti, tai reiškia, tau reikia jos. Tai čia būna labai aiškus jausmas. Tada, kaip spręsti, ar atsiperka ar ne, skaičiuoti, kiek pacientų lieka gydytis. Tu turi sukurti ir partnerį suras tokį, kad tu susiskaičiuotum savo pacientus, kurie lieka gydytis. Nes jeigu tu investuoji ir darom reklamą, judam, blogai, nes galbūt tu nejudi, tu stovi vietoj, tu yra daug dulkių aplinkui, žinai, bet ne žingsnį į priekį. Tai pagrindas būtų susiras partnerį, kuris tikrai tau suskaičiuotų, atneštų, dirbtų su tam komandoj, kad tu realiai skaičiuoji, kas tau gaunas. Nes turbūt reklamos, tu sutiksi, kad tai yra komandinis darbas, tu bandai, tu žiūri, tu koreguoji procesus, tu reklaminius, žinai, nuo plakato, nuo vizualo keiti iki produkto ir tada tu koreguoji proceso viduje, tai yra komandinis darbas. Taip kad reklama yra ne tokia, kad ateik, Igori, padaryk man reklamą, davai netrukdyk man, ateik padaryk reklamą, tie laikai baigėsi. Čia yra dirbam, sustinkam, dėliojam, modeliuojam, keičiam. Tai ir tokį partnerį suradus, aš manau, kad galima padaryti ir tu turi puikius rezultatus. Tai aš manau, kad tas yra vis dar įmanoma, nežiūrint čia viską, tą didžiulę konkurenciją, didžiulius biudžetus. Bet tu turi dirbti. Laikas, kada daryk reklamą, aš tau duodu biudžetą, sustiksim po 3 mėnesių, tie laikai baigėsi. Aš pridėčiau, kad mėgėjų laikai pasibaigė iš tikrųjų. Tai geriausi mūsų rezultatai yra su tais klientais, kur yra bendradarbiavimas, kur yra iš abiejų pusių, kur partneriai nelaukia, ką čia padaryti ir kad klientas pasakytų, ką paleis, bet patys siūlo, bet ir taipogi klientas, klinika patys daro pokyčius ir ieško būdų. Ir aš turiu puikų pavyzdį, Panevėžy, Dentavita, nuostabus bendradarbiavimas, kur visa komanda dirba kaip šeima, nes jie yra šeima dalinai ir partnerystė ilgai tęsiasi, rezultatai puikus būtent dėl to įsitraukimo. Aš dar pridėsiu, jeigu žiūrėsime į kitas rinkas, reklamos atsiperkumas skaičiuoti dažniausiai nesudėtinga. Paimkime kokią elektroninę komerciją, kiek tau kainuoja atvesti vieną žmogų, kiek tau kainuoja padaryti pardavimą. Ir iš tikrųjų odontologijoje mes turim panašią situaciją, nes reklamos tikslas vienas, pirminis – atvesti žmogų iki skambučio arba iki formos užpildymo ir tada, kad atsisėstų kėdėj. Tai aš labai ir visiems rekomenduoju išsiskaičiuoti, kiek jums tai kainuoja. Ir tai nėra paprasta mūsų srity, nes realiai reikia turėti įrankių, kurie pasakytų, tai kurie žmonės skambina iš reklamos, o kurie skambina sužinoja, ne? Ir pasakyti, paleidom reklamų, visi skambučiai iš reklamos, yra apgavystė. Tai ieškokit tų partnerių, kurie turi tokius įrankius, jų nėra daug, bet tikrai galėsite rasti, kurie gali jums tai atsakyti. Tai prieš pabaigiant, Šarūnai, porą klausimų iš auditorijos. Matas klausė, ar bendradarbiavimas su draudimo kompanijomis pasiteisina, įvertinus, kad prisideda papildomo administravimo. Tavo praktika kokia yra? Taip. Draudžiasi dažniausiai turtingos firmos. Tu prisitrauki tam tikrą pacientą, kuris tikėtina po to, galbūt ateis, draudimas bus išeikvotas, bet jis ateis kitai procedūrai. Aišku, dabar keitėsi mokestinė tvarka, gal viskas išgaruos, bet bendroji sumoji
pasiteisina dėl to, kad tu dar pritrauki vieno tipažo pacientą arba neprarandi jo. Tai vien dėl to pasiteisina ir tai nėra tokia didelė ten jau problema, administracinė našta. Mhm. Kitas klausimas. Kokie procentiniai atlyginimai specialistams vyrauja? Amžinas klausimas. Klausimas. Priklauso nuo klinikų labai. Jie tendencija mažėti, bet turbūt atsakymas būtų toksai. Jeigu mėgstam į rankas, vis dar Lietuvoje, nors, pavyzdžiui, užsienį nesupranta žodžio į rankas, kaip suprasti rankas. Tai lietuviai vis mėgsta į rankas, tai jisai yra nuo 20% į rankas atėmus brangias medžiagas nuo apyvartos, ne, tai yra implantai, laboratorija, kapos, kai kurios klinikos viską atima, apie 10-15% Lietuvos klinikos visas medžiagas atima, reiškia savo apyvartą, minus medžiagos, visos ir tada procentas. Tai va tas procentas į rankas, jeigu man reiktų išvesti vidurkį, sakyčiau 25%. Bet turbūt tu surasi kliniką, kur moka 30%, surasi, kur moka 20%, gal kažkas moka biški mažiau, gal daugiau, bet absoliuti didžioji dauguma telpa į tos rėžius tarp 20 ir 30. Ir jeigu tu moki 30, tikėtina mėnesio gale tau turėtų biški trūkti pinigų. O Brigita irgi užklausė apie chirurgus kalbant. Čia mes jau tikėtina kalbam apie tą aukštesnį rėžį, ne tavo rėžį. Nes tam yra tam tikra loginė pateisinimas, kadangi pajamos iš implantacijos yra didesnės ir tu gali sau leisti tą sumokėti. Tai jeigu tu gali rasti gerą chirurgą už 25%, tą reikėtų daryti. Bet jeigu tu turi gerą, kuris dirba už 30 ir to viskas tenkina, tai turbūt reikia įlaikyti. Tai jeigu šiaip procentai yra dideli, bet jie tokie yra, kokie yra. Ir mums sunku uždirbti iš to, bet čia reikia žiūrėti, nes kai kada geriau turėti brangų, bet labai gerą specialistą, negu pigų, kuris nesugeba teisingai aptarnauti pacientą. Bet ir tikėtina pasiskaičiuoti, nes turėjau ne vieną atvejį, kalbant apie ortodontus, nes daug klinikų vienu metu norėjo ortodontus, kurių procentai būdavo labai aukšti, nes jų yra mažai. Kai klinika pasiskaičiuoja, nieko nelieko, klausimas, ar iš viso išeina ant nulio. Tai vėl ten labai prastai būna, ten dažniausiai būna prastai. Tada užbaigiant, grįžtame prie mūsų klausimo, kur ir buvo šito webinaro pavadinimas, tai pateik labai trumpą atsakymą, tai kaip šiais laikais išgyventi ir augti odontologijos versle. Rezumuotu. Skirti laiko ir jėgų valdymui jos. Odontologija labai ilgą laiką buvo darbo vieta odontologui, kuris aplipdavo nedidelę komandą ir jie kartu dirbdavo. Tai vat tie laikai, mano galva, baigėsi. Tu turi skirti laiko valdymui. Ir valdymas, kaip visada, jisai nėra vienos srities, vieno mygtuko nėra. Ką mes kalbame, šiandien daug ką kalbėjom. Pirminio paciento priėmimas kalbėjom, jo reikia galvoti daug. Reklama nebus pasamdau, duodu tau biudžetą, neknis proto. Ne, tu dirbsi kartu. Pirminė konsultacija, jo, čia ne tik tavo, jau dabar visos komandos konsultacija, kaip turi atrodyti. Technologijos, procesai. Trumpai, tai yra, reikia pradėti valdyti kliniką. Nes laikai baigėsi, kada tiesiog važiuodavo, atsidarai vietą ir turi. Bet jeigu tu ją valdai, tu vis dar gali uždirbti pinigų, tu vis dar gali visai turėti fainą darbo vietą, tu vis dar gali gerai jaustis. Tai tau reikia tiesiog skirti laiko valdymui. Šarūnai, matau, dar turim klausimų, bet matau, turim baigti. Man klausimas tau, ar dar tęsi savo finansų ir klinikos valdymo mokymus, ar jau išėjai į pensiją? Aš pavargau apie tai kalbėti 10 metų. Daug žmonių buvo tose mokymuose, bet aš manau, kad aš pailsėjęs, aš išeisiu vėl turbūt į eterį, bet gal nešiais, gal kitais metais, ta prasme. Tai man gera dalintis, man gera būti su žmonėm, man gera matyti, man labai skauda širdį dėl tos finansinės sunkios situacijos ir tie skaičiai nedžiugina, tas irgi, žinot, tu nori įkvėpti žmonės duoti ir dažnai būna ten pirma paskaitos dalis, kai dėliojam depresinę. tai va, toks mišė jausmai iš tikrųjų yra. Aš turiu naują paskaitą, kur man dabar labiau patinka kalbėti apie struktūruotą požiūrį į pacientų konsultaciją, pirminę pacientų konsultaciją. Tokia pusė dienos, kur aš manau labai aktualiai dabar apie tai, ką mes kalbėjome, nes gali daryti reklamą, bet tau ateis pacientai ir jie išgaruos. Tai va tą paskaitą, manau, gal rudenį skaitysiu vėl. Tai apibendrinant tą klausimą, jeigu aš atsakyčiau, tai aš į kelis dalykus susifokusuočiau. Pirma, įsivertinti, koks yra mūsų aptarnavimas klinikoje, pradedant pačioj pradžioj nuo administracijos, nuo būtent skambučio pakilimo, kaip greit, ką pasakom, tai yra vienas kertinių dalykų dabar kalbant apie naujus pacientus.
Tada antras, tai ar atėjęs pacientas į kėdę ir lieka, nes tikrai jis bus ne tik tai pas jūs ir jam svarbu tas aptarnavimas, supras, kad pasibaigė laikai, kai galima atsirinkinėti su ko norim, su ko nenorim, nebent nenorit pilno užpildymo. Na ir trečias, jau kalbant apie rinkodarą, tiesiog nuspręsti, kuriuo keliu eisit ir dirbti su partneriais, kuriais pasitikėt ir kurie atneša rezultatą. Kalbėti galim daug kas, o galiausiai rezultatas, manau, kalba pats už save. Ačiū labai visiems, kurie dalyvavot. Labai tikiuosi, kad buvo naudinga. Aš manau, mes su Šarūnu į eterį dar grįšim po kurio laiko. Šarūnai, ačiū už diskusiją, už vertingas žinias. Tikrai tikiu, kad dalyviams padėjo. Šis webinaras tikrai irgi buvo įrašomas, tai įrašą aš irgi visiems persiusiu. Deja, negalėjom atsakyti į visų klausimus, tai juos pasilikti. Galima, Igorį, pabaigai, ten buvo keletas klausimų, žinai, kodėl vis perka klinikas, jeigu taip sunku, kodėl yra. Mano žinutė yra tokia, turbūt, pabaigai, biškai optimizmo norėčiau įdėti. Ne viskas beviltiška, bet kuris verslas, patikėkit, aš skirtingose srityse dirbau, paskutiniai 12 metų čia ir verslas yra, anksčiau jis buvo lengvesnis, tiesiog jisai pasikeitė, jis tampa sunkus, bet jisai vis dar yra puikus verslas. Ir odontologija yra puikiai profesija, odontologai padeda žmonėms ir tom vien galima džiaugtis ir didžiuotis. Odontologas gali sau leisti tikrai nemažai uždirbti kaip samdomas darbuotojas, tas yra puiku. Odontologas gali sau leisti galbūt nedirbti ten full time, penktadienį pasiimti, kas yra puiku. Ir klinikos savininkas, jeigu jis investuoja, jis vis dar gali uždirbti. Tai ne viskas beviltiška. Tiesiog viskas yra gerokai sudėtingiau negu buvo anksčiau. Ir reikia žymiai daugiau pastangų, bet tikrai yra nebeviltiška ir norėčiau tikrai pabaigti optimistinę gaidą. Viskas įmanoma, viską galima padaryti, tik reikia daryti. Ir linkiu to. Tikrai ir siūlau pasižiūrėti gerus pavyzdžius, kur Lietuvoje mes tikrai turim sėkmingų, gerai veikiančių klinikų, pasimokyti iš jų, pasimti kažką iš užsienio, mėginti daryti ir ateiti šviesi tiems, kurie dirba, manau, o žolė žolesnė visada yra kitam kieme. Gerą vakarą. Ačiū visiems, gerą vakarą.